Tomas įstojo Vilniaus universitetą. Suprantama, jam reikės Vilniaus universiteto bibliotekos paslaugų, tačiau jis nežino, kaip tampama pilnaverčių bibliotekos vartotojų. Ogi šitaip. Pirma, Tomas turi turėti Vilniaus universiteto Lietuvos studento pažymėjimą. Antra, žinodamas savo LSP numerį, Tomas turėtų prisijungti prie Vilniaus universiteto elektroninių tapatybių valdymo sistemos. Pasirinkęs skiltį elektroninės paslaugos studentui, jis turėtų sudėti varneles ties visomis siūlomomis bibliotekos paslaugomis, ypatingai šiomis. Leidimas naudotis edurom belaidžių tinklu leis esant bibliotekoje prijungti savo nešiojamosius įrenginius prie interneto. Leidimas jungtis prie VU VPN suteiks galimybę nesant bibliotekoje skaityti VU bibliotekos prenumeruojamus elektroninius išteklius. Registracija prieigai prie kompiuterinių darbo vietų svarbi tuo, kad leis prisijungti prie stacionarių bibliotekos kompiuterių, dargi naudotis kopijavimo, skenavimo ir spausdinimo paslaugomis, rezervuoti individualaus ar grupinio darbo kambarius.